yra žmonėms pas mus lengviau kalbėti apie pinigus ar apie intymius dalykus? O su didesniais uždirbamais pinigais tu ar tapai vis atsargesnis ar lengviau rizikuojantis? Ne, aš juos visus praknisau vienu metu. Šokam į private jetą, skrendam į Abu Dabį, tenai į Formulę 1, pasiėmėm ten Džono jachtą, žinai, o Džono jachtos nuoma savaitėj, taip kad suprasti, yra 800 000 plus ten visokie mokesčiai ir visą kitą, tai grubiai savaitėj lemas, žinai. O tai kiek ten finalė, žinai, jisai sako, ten, žinai, sako, gal kokie 250 000, žinai, ten bus kažkas tokio. Sakau, žiūrėk, Džoni, aš džiaugiuosi, ačiū už kvietimą, bet sakau, man tikrai dar reikia gerokai padirbėti, kad aš galėčiau sauliaisti išleisti per savaitgalį ten 200 spam ir man tai būtų, žinai, va taip. Sako, okay, no problem. Got you, brother. Suma tai vienaip atrodo, bet kai tu įsivertini, kiek tu laiko turi, pavyzdžiui, skirti, kad tos pinigus uždirbtum, tada jie visai kitaip atrodo. Vadovo, tiek pat ir verslo savininko pagrindinė užduotis yra viskas sudėlioti teisingai, kad būtent visas tas lego susidėlioti, ne, ir prižiūrėti procesus. Taip. Nes jeigu tu pradedi lysti į durų rankenų pirkimo sandorius savo įmonėje, tai tada ta įmonė yra pasmerkta. Labas, Danieliau. Labas, Migluti. Labai ačiū, kad esi čia, nors už lango baisulinė žiema, tai ačiū tau, kad atvykai. O tai aš turėjau galimybę atsisakyti, aš nežinau. Galvojau, kad čia pasakei, kad atvažiuoju, tai aš ir važiuoju. Čia pasirodo dar buvo opcija, kad... Aš prie visų taip sakau, bet šiaip tai... Supratau, neturėjau aš pasirinkimo. Ne. Danieliau, tavo veidas visiems tikrai daugeliu, tikrai gerai žinomas, bet šitam pinigų kontekste, trumpai noriu pasakyti, esi žmogus, kuris užsiima įmonių apjungimo, verslo sandorių konsultavimo klausimais. Teisingai sakau? Teisingai. Ir... Jeigu long story short. Taip, čia tokia trumpa. Ir pinigai, man atrodo, ta tema, kur yra labai svarbi, bet žmonėm pas mus Lietuvoje vis dar daug labai stereotipų ir tabų. Tu pats žmonės kalbini savo laidoj, nuogas pokalbis su Danielium Bunkum ir ten labai dažnai intymus klausimai būna. O kaip to atrodo žmonėm? Kiek tai kainuoja? Ne, galvoju, kas yra žmonėm pas mus lengviau kalbėti apie pinigus ar apie intymius dalykus? Žinok, manau, apie intymius dalykus lengviau. Man irgi taip atrodo. Kodėl taip yra, kaip manai? Nežinau, žinok, tikrai tu labai teisingai įvardinai, kad tų stereotipų yra tikrai daug ir gal net, sakykime, vyresnės kartos už mus žmonės, tai jiem iš vis tarsi buvo tam sovietmečių įkalta, žinai, kad būti turtingam tai yra, jau reiškia, tai yra blogai by default. Ne, tai arba spekuliantas, arba vagis, arba, nes, visi kalto valga 100 rublių arba 120 ir viskas, žinai. Taip. Tai pinigų turėt buvo blogai iš principo. Bet šitai kartai, gal, sakykime, tas jaunimas pats, turiu dabar su ko palyginti, patys abu, žinai, abu auginam panašaus amžiaus vaikus, tai šitą... Tas jaunimas finansinio raštingumo tikrai stokoja ir labai gerai, kad yra tokios laidos kaip tavo, aišku, jie jų nežiūri, bet bent kažkokiu kampu, kažkur tai gal, žinai, gal kažkur varpelis suskambės. Jo, gal tėvai pažiūrės, galėsim ir apie tai pakalbėti, kaip mano manimu, sakykime, kaip turėtų tai būti. Tikrai pakalbėsim. Bet, sakykime, ką vaikų šitoj dabartiniai, gal iš principo yra prieštaravimo viskam, sakykime, tas toks, žinai, laikotarpis paauglystėje, ne, bet iš principo jie neigia tos pinigus. Tarsi čia kaip bendra, tai yra, atsiprašau, pasaulio tvarka, kad tų pinigų tarsi čia maždaug jie iš dangaus turi krist. Aš nelabai supratau tos filosofijos, nes, Kristupas nėra antiek bukas, bet ir jis nelabai man mokėjo paaiškinti. Tai nežinau, gal tu geriau žinai. Bet tas paauglių toksai nusiteikimas, kad maždaug pinigai yra blogis, kuris valdo pasaulį ir čia reikia jo, žinai, maždaug kažkaip jų reikia atsisakyti, tik tai, aš klausiu, o kas tada? Kokios taisyklės? Tai, sako Kristupas, aš nežinau, sako aš. Negalvoju, tai. Žinai, man atrodo labai lengva kalbėti apie pinigus, kad jų reikėtų atsisakyti, reikėtų mažiau, kai tu gana gerai gyveni. Aš, pavyzdžiui, vaikystėje augau vienkiemy, kur vandenį mes semdavom iš šulinio, galvą aš plaudavau pasišildžius ant krosnės
arba ten ant dujinės tualetas kitam lauko gale, tai man nekilo klausimų, ar pinigai yra susiję su geru gyvenimu. Man tai atrodė tikrai susiję. Dabar, man atrodo, kartais iš tokio ganėtinai gero gyvenimo išeina toks, kad, na, pinigai čia gal blogis, žinai. Taip, tu visiškai teisi ir čia yra, kai pilna šikna visko, žinai, tai tada maždaug aš čia galiu atsisakyti, bet turbūt reiktų su kibirus ant vandenį ir galvą plaut. Žiemą troboj, tai turbūt būtų kitaip tada. Taip. O kalbant apie tavo paties gyvenimą, tokį kontrastą žinau. Esu girdėjus tavo vienam interviu, kai sakai, kad pirmieji pinigai, kada tu bandėjai lyg tai užsidirbti, buvo kaip pirkai butelius perpardavimui, ar ne? Jo, buvo toks etapas, tai čia man buvo kokių gal 10-12 metų kažkas. Taip. Ir tada kitą jau girdėjau tavo pasakymą, kad pirmasis milijonas, kurį uždirbai, buvo maždaug, kai buvai 23-24 metų jaunas vyras. Ar ne? Kas nutiko per tuos 10 metų, kad tu tokį šuolį dėjai? Nuo butelių rinkimo iki Bet iš tikrųjų, milijonieriaus. ar tu kažką sutikai, kas tau įtaką padarė? Ar tu kažkokią strategiją turėjai? Kas lėmė tą tokį tavo, na, didžiulį pokytį? Tai koks ten buvo Slumdog Millionaire, ne, kur buvo šitas Lūšnynų milijonierius. Ne? Filmas toks buvo, ne? Taip. Jo, tai čia apie mane. Na, papasakok. Jo, iš tiesų tai tikrai sutikau ir daug ką lėmė pažintis, bet tas pažintis aš pats ir susikūriau. Ir jeigu ne ratas, turbūt sąmoningai, nes aš lygiai taip pat kaip tu irgi augau tikrai ne pačiose geriausios, toli gražu ne pačiose geriausiose sąlygose. Nu, kaip, normaliai, bet sakykime... Normaliai, aš irgi jaučiausi normaliai, bet... Jo, bet, tikrai aš buvau savo pasakęs, kad aš taip nenoriu gyventi, nenoriu, kad mano vaikai gyventų ir aš turiu gyventi normaliai. Tai tas pažadas savo galbūt ne tiek sąmoningas, kaip aš dabar žvelgdamas atgal galvoju, kad aš sąmoningai galvojau. Taip. Bet kaip sako, kad mes, kadangi atsiminimus mes visą laiką perrašom, tai finale gali būti, kaip sugedęs telefonas, viskas, kas Manau, buvo. Manau, kad taip ir būna, labai mes modifikuojame. Jo, tas iš tiesų, bet čia yra psichologinis, ta prasme, mokslinis faktas apie mūsų psichologiją, kad mes perrašinėjom tą linkmę, kurią mes labiau norime. Sakykime, mano buvo tikslas gal sąmoningas, gal pasąmoningas, dabar jau sunku pasakyti, bet iš principo buvo tai, kad gyventi geriau negu kad aš augau ir kad mano vaikai augtų geriau negu kad aš augau. Aišku, tas irgi labai reikia balansuoti tą, nes duoti, kai esi geras, norisi viską, bet tu supranti, kad turi būti teisingas ir negali visko duoti, nes paskui čia yra užprogramuotos problemos. Tai vat, taip ir gavosi, ta aplinka susikūrė, atsirado draugai, kurie buvo už mane vyresni tuo metu, kurie buvo baigę mokslus, kas Lietuvoje, visi daugumoje Lietuvoje, bet buvo kas jau ir užsienį tada mokėsi ir prekiavo akcijom ir prasidėjo privatizavimo visi procesai, pradėjom dalyvavom pirmuose valstybės turto fondo, tada dabar turto bankas, tada dar buvo valstybės turto fondas. Privatizavimo aukcionuose kapodavomės ten su kitom investicinėm grupėm, tai tada buvo mūsų kolegos ir kartais konkurentai, kaip Valdos Šulnis Darius ir buvo, tu prasme... Bet tam ir žinių reikėjo, ką tu kalbi, na tai nėra tokia, kad aš iš mokyklos atėjau ir čia... Žinok, labai greitai mes ten mokėmės vieni iš kitų. Ekonomikos pagrindus supratom, galų gale visi buvom baigę universitetus arba dar ir besimokantis buvom. Bet vis tiek jau turėjom savo įmonės, jau žinojom, ką reiškia, kas yra balansas, kas yra pelno nuostolio ataskaita, kaip tie, sakykime, pinigų srautai įmonėse juda ir turėjom tokį basic knowledge. O iki to 1 milijono tau teko padirbti ir samdomą darbą, ir savo verslą turėti. Abiejų paragavai? Taip. Ne, tada jau turbūt dabar galvoju, aš kada baigiau samdomą darbą, tai kažkur panašiai ir baigiau gal tada. O turėjai kažkokį pojūtį, kad samdomas darbas ne tau, ar taip natūraliai klostėsi, ar tu pabandėjai ir supratai, kad aš nesijaučiu gerai būdamas samdomų darbuotojų? Nesijaučiu gerai. Nesijaučiu gerai, nes tas samdomas darbuotojas, sakykime taip, tau nori ramaus gyvenimo, eik dirbti į biblioteką nuo 8 iki 5 ir bus ramus gyvenimas, laiku gausi algą ir bus viskas tvarkoj.
Jeigu neturi ambicijų ir tau to užtenka, tai viskas, tai tu laimingas žmogus. O gal yra viduriukas, esi samdomas darbuotojas, bet pavyzdžiui įmonės vadovas ir toli gražu tu neramiai leidi laiką. Neramiai, bet vis tiek tu, kuom tu rizikuoji. Nu, taip, įstatymiškai atsakai, ne, kaip ir buhalteris ir direktorius atsako teisiškai, ne, sakykime, už procesus vykstančius įmonėje, bet jeigu tu ten kažkokio frodo nedarai esminio, tai tada kaip ir, įmonėje sekasi, uždirbi bonusus, ne, tarkim, jeigu ten kažkokia tai bonusų sistema. Jeigu įmonė nesiseka, tau algos vis tiek niekas netims, gali ją sumažinti galbūt, žinai, bet, toks vis tiek jis yra, taip, tu teisi turbūt visgi viduriukas tarp to ir to, bet tam, kad užimti generalinio direktoriaus vietą, tai reikia labai, labai gerai pasistengti ir labai gerai padirbėti, nes tų gerai apmokamų generalinių direktorių Lietuvoje, kiek, sakykime, 1000 gal. Ne? Taip, jeigu pagal įmonės galvojant. Gal net mažiau. Aš klausiu apie samdomą darbą ir verslą, nes man atrodo kartais, ir man atrodo labiau vyrų gal galvose formuojasi vaizdas, kad, verslas tai yra oriau, o samdomos darbas tai yra toksai paprastesnis. Bet galvoju, ar visada taip yra, žinai, galbūt kažkuriam tiesiog labiau tinka būti samdomų darbuotojų. Tu sakai, aš blogai jaučiausi, ar ne? Jo, ne, čia kiekvienam savo. Ir ta prasme, tai visiškai, sakykime, tas, kad galioja ta taisyklė, kad tu paimk geriausią futbolo žaidėją, pastatyk krepšinio aikštelę ir tu iš jo nieko negausi. Ne? Geriausią pasaulį, nežinau, Messi paimk ir įmesk į NBA. Tai vadovo, tiek pat ir verslo savininko pagrindinė užduotis yra viską sudėlioti teisingai, kad būtent visas tas lego susidėliota, ne, ir prižiūrėti procesus. Taip. Nes jeigu tu pradedi lysti į durų rankenų pirkimo sandorius savo įmonėje, tai tada ta įmonė yra pasmerkta. Turi pasitikėti žmonėm, turi leisti daryti jiem klaidas, turi suprasti, kad nėra neklystančių ir pats nebūtinai būtum geresnis už juos, nors visi mes esam linkę manyti, kad aš jau taip nebūčiau padaręs tikrai, žinai, bet tu būtum susimovęs kažkur kitoj vietoje. Gal net labiau. Žinai, gal mažiau, gal labiau, žinai, bet tai, žinai, turi pasitikėti tais žmonėm ir verslo valdymas yra būtent apie procesų organizavimą, apie žmonių, apie lyderystę. Ir tu neprivalai žinoti geriausiai. Ir aš niekad, pavyzdžiui, net aš vadovau tikrai didelėms įmonėms Lietuvoje ir net ir užsienyje, tada dar Rusijoje. Čia buvo kokie 2000 metai, dar prieš visus karus, dar čia, kai ten dar atrodė, kad tarsi galima liktai su tais debilais ir normaliai gyventi, tada dar kažkaip atrodė šitą. Ir tada aš vadovau Snaigės gamyklai, buvau generalinis direktorius. Tai man buvo 27 metai, man atrodo. Bet tai nemažai tavo darbuotojų buvo vyresni greičiausiai iš Tai faktas, tai ten reikėdavo kiekvieną dieną 700 pusgirčių rusų suganyti ir sužiūrėti. Kaip auginai savo autoritetą jų akise? Žinok, reikėjo padirbėti. Aš manau. Reikėjo padirbėti. Ir lūžis buvo turbūt po kokių gal 2-3 savaičių, nes aš atvažiavau, buvau pamiršęs jau rusų kalbą, kurią ten tik mokykloje mokiausi, paskui nevartojau, tai taip, žinai, atrodo, lyg tai visi mes mokėjom rusiškai, bet kai reikia kalbėti kiekvieną dieną ir viską, tai žodžių trūksta ir tas, žinai. Jaunas lietuvis, sunkiai kalbantis rusiškai. Ilgais plaukais, toks, visai visiškai absoliučiai iškrentantis iš viso Kaliningrado ir nesikeikiantis, žinai. Tai jie mane žiūrėjo labai įtariai. Paskui viena kažkada ten už 2 ar 3 savaičių kažkokios užlūžo staklės, ne kažkokios, atsimenu kokios, ir ten susėda visa direktorių ten taryba, ten ir visi ten skyrių ten ir departamentų vadai, ten gal kokie 20 žmonių, žinai, ir visi man aiškina, kad kaip čia jiems dabar 3 ar 4 mėnesiai visa gamykla stovės, nes, tas konvejeris išeina iš rikiuotės ir, žodžiu, ir viskas, žinai, ir tada aš jų klausiau, tada trenkiau kumščių į stalą ir su visais absoliučiai rusiškais keiksmažodžiais ten 3, 4, 5 aukštais. O, jis moka. Jo, žinai, buvo grinai, tai, žinai, tokia nuostaba jų veiduose. Žinai, ir aš pasakiau, kad jesli zavtra, tai prasme, jeigu ryte šitos staklės nedirbs, aš jūs visus išdulkinsiu per visus galus ir jūs visi eisit
velniop iš šitos gamyklos. Ir šitą kalbą jie turbūt suprato Ir geriausiai. žinok, jie suprato tą geriausiai. Ir paskui, kai mes ten paskui dar darėm tokią kaip ir cementovkę, tai važiavam ten į žvejybą, ten, žodžiu, pagert su jais, vis tiek pagert su jais visur visada ten reikėdavo, kitaip ten irgi tavęs už žmogų nelaiko. Tai tada jie man taip atvirai ir sakė, sako, žinot, sako, draugas generalinį direktoriaus, sako, vat, tada vat, mes jūs kažkaip ir pradėjom gerbti, sako, vat, nuo to pokalbio, nes vat, tada jiems, supranti, reikia duoti, pas tai laidoje negalima, ne? Nu, žodžiu, reikia duoti velnių, va, ieškau to žodžio, reikia duoti velnių, kad jie pradėtų tave gerbti ir suprasti. Tai va, tą autoritetą turi užsiauginti, tai čia, nu, gal aš auginausi tokiom ekstremaliom ganėtinai sąlygom, nes buvau tada tikrai jaunas ir ten buvo labai daug ir kariškių, tarp kitko su jais turbūt be negeriausiai buvo dirbti, nes jie labiausiai disciplinuoti. Ten pulkininkai ir majorai buvo ten tam tikrų ten departamentų vadai. Tai su jais buvo, jie tokie labiausiai gal struktūros disciplinuoti žmonės. O visa kita tai buvo, nu taip, buvo sudėtinga. Bet tai čia kiekvieno vadovo, kiekvieno verslo savininko yra kasdienė duona turbūt. Kasdienė duona. Jeigu tu neturi autoriteto, neturi pasitikėjimo, neturi už nugaros komandos, neturi tos vilkų gaujos, tu privalai būti alfa vilkas, bet už tavęs turi būti ir tavo gauja, kuri tave palaiko, ar gerai, ar blogai, bet jin tave palaiko. Taip. O čia žinutė gal galėtų būti, kad reikia atrasti, kokią kalbą kalbėti, ar ne, su tais savo žmonėmis. Su visais turi žinoti. Ta empatija turi turėti, nes aš pažįstu ir labai sėkmingų įmonių vadovų, kurie yra visiški fiureriai. Gamybinės įmonės. Kažkaip jie ten susitvarko ir nemanau, kad ten jos dievina jų kolektyvas, tikrai ne, bet kažkaip jie visai gaunasi pagal paskutinio balansą, pelno nuostolio ataskaitos eilutė, ten viskas gerai. Tai, bet taip, empatijos tikrai reikia tiek su verslo partneriais, tiek su užsakovais, tiek su darbuotojais, tiek su konkurentais, tiek... Čia yra labai daug dalykų, kuriuos tu turi galvoje dėlioti ir jeigu visiems atrodo, kad čia verslininko gyvenimas tai yra wow, nes tu ten gali kada nori išvažiuoti. Manau, dažnai taip atrodo iš šono žiūrint. Į Tailandą, ne, ar ten, nežinau. Noriu dirbu, noriu nedirbu, noriu keliauju. Pietų Ameriką, noriu dirbu, noriu nedirbu, keliauju kur nori, gyvenu geriausiose viešbučiuose ir visa kita. Tai patikėkit, už visos tos icebergo viršūnės slypi tiek daug viso sunkaus juodo darbo, prakaito, valandų, nervų ir viso kito. Kad tai, kas ten yra viršui, tai čia Jėzus. Trumpam sustabdau mūsų pokalbį ir pasidalinsiu tokią asmeninę detalę. Visai mėgstu pažaisti su ChatGPT ir paklausinėti apie numerologiją. Tai paklausiau, ką pokalbiams apie pinigus žada skaičiai sausio mėnesį. Ir nors man tai yra tas pats, kas skaityti horoskopą ir pasiemi tai, kas patinka ir tuo patiki, skaičiai sako, kad pokalbio apie pinigus sausis yra ne apie apimtis, ne apie prenumeratorių skaičių, o apie kokybę. Tad šį kartą jūsų noriu paprašyti nebūtinai prenumeruoti, nebūtinai laikinti, bet parašykite komentarą. Ką jums reiškia šie pokalbiai? Gal kažkokia tema, kažkoks klausimas ar kažkoks atsakymas jūs paskatino susimąstyti, o man bus labai įdomu perskaityti. Ačiū, grįžtu pas Danielių. O su didesniais uždirbamais pinigais tu ar tapai vis atsargesnis ar lengviau rizikuojantis? Ne, aš juos visus praknisau vienu metu. Vadinasi, rizikuojantis. Ne, buvo Dubai nekilnojamo turto krizė ir tada 2008. Ir aš tada buvau suinvestavęs, aš neplanavau ten iki galo išsimokėti, kadangi, galvojau, aš čia paspekuliuosiu. Žodžiu, nusipirksiu ten tą brėžiniuose, pamokėsiu kelias įmokas, ne, tada kaina juk pakils, nes viskas kyla, tada parduosiu. Buvau visiškai bukas, nors atrodė jau tuo metu aš protingas. Tarp kitko, jeigu aš būčiau laiku pardavęs, tai aš būčiau sėdėjęs kaip guru ant kalno ir mokęs visus, kaip reikia gyventi, nes aš būčiau išėjęs pliuse. Godumo ir norėjai palaukti, kol dar paaugs? Jo, turbūt taip, žinai, bet aš nepasiskaičiavau, kad kai neri tarp dviejų ekečių, tai reikia turėti pakankamai oro, kad antroji išnertų mane, ir kai tau per vidurį baigėsi oras, tai tada taip, žinai, ir buvo. Ir viskas, tai tada nusirašiau 3 milijonus ir ačiū Dievui savo pinigų neskolintų ir iš tų 3 milijonų man arabai grąžino gal 43 000 dolerių, man atrodo, tik tai, nes visa kita ėjo žvaigždutė sutartį, kad ten baudos, netesybos, tas anas ir taip toliau, ir ten, žodžiu, ir nieko nebėra.
Jo, bet tai aš dėl to labai smarkiai, kaip sakyt, kaip sakyt, smulkmena, bet nemaloni. Nemaloni, bet tai suprantu, kad Jo, tai čia buvo visi pinigai, nes aš neturėjau daugiau nieko, nes aš nes man tą reikėjo, ten, atrodo, apie porą milijonų damokėti ir aš jau jų nebeturėjau ir aš jų negalėjau skolintis, nes aš nežinau, kada juos galėsiu atiduoti. Supratai, kad logiškai negali pasiskaičiuoti, koks tas Ne, atstumas iki aišku, eketės, ar ne? jo, kur ta eketė yra gale, ne, ten tai jau. Taip. Tai va, tai buvo gera pamoka, kad niekada nenerti į eketę, jeigu nežinai, kiek turi to oro. Kad nesitikras, kad išnersi iki kito. O buvo tada kilus dvejonė, kad ar pavyks vėl pasiekti tiek, kiek buvai ir dar daug? Nebuvo, ne? Žinai, kom skiriasi bankrutavęs verslininkas ir studentas? Ne. Nes ir tas neturi nieko, bet bankrutavęs verslininkas jisai žino, kaip uždirbti, žinai, tą visą. Tai ne, man dvejonių nebuvo, graužaties kažkokios didelės irgi nebuvo. Aišku, buvo, nesmagu, nemalonu ir pikta ir visa kita, ir kad aš pats durnas ir pats kvailas. Tarp kitko, dar prieš tai prieš investuodamas skambinau Gedui Žemeliui, sakau, kaip tu galvoji, žinai, sakau, ar čia verta į tą Dubajų ar ne, žinai. Sako, nebūk durnas, žinai, sako, žiūrėk, sako, aš Kazakstane, sako, per vieną naktį ten, sako, praradau irgi ten N milijonų, kai viskas ten griuvo, žinai, buvo nekilnojamo turto krizė. Sako, kodėl tu galvoji, kad taip negali atsitikti Dubajui? Ei, Gedai, sakau, Reikia pats pabandyti. Sakau, baig, taigi matai, visas pasaulis investuoja, kiek kranų stovi, ne, kiek dangoraižių kyla, kas čia gali tau nutikti, kur čia gali krizė būti. Tai va, tai viskas susiniveliavo, Žemelis buvo teisus, kaip būtų keista. Kad tai mes mokėtume pasimokyti iš kitų žmonių klaidų, geriausiai iš savų pavyksta mokytis. Taip, tai va, tai bet nieko, žodžiu, tai ir ką, paskui vėl, žinai, yra patirtis, yra galų gale nieko ten, blogiau turbūt būtų buvę, jeigu būtum ten apgavęs kažkam ragus klėjęs dar kažką, ne, tai tada... Nes tada nukenčia reputacija. Jo, o čia, žinai, čia Lietuva ta mažytė, ką tu čia gali, žinai, ką tu čia gali padaryti. Ne, aišku, taip, iš kitos pusės irgi paprieštarausiu savo. Paprieštarauk. Yra, pažįstu, aišku, čia nėra tas procentas žymus, tai nedidelis, bet tikrai pažįstu žmonių, kurie eina savo įsistatę kiaulės akis, žinai, visiems kala ragus ten, kur kam ką pasiseka. Ir visi randa kažką, visi kažkaip randa kažkokią tai auką, kur kažką tai dar išdurti, žinai, Ir nieko, ir gyvena jie savo, ir vaikšto. Bet jau tada vertybių klausimas ir... Tai čia, aišku, vertybių klausimas ir visa kita. Tarp kitko, Lietuvoje pastaruoju metu pastebėjau tokią tendenciją, kad daug kas iš mano bent jau rato, sako, esam gavę tokių, nuo 50 iki 200 tūkstančių, tarkim, ten ribos, žinai, tokių, kur, žinai, kur, tokia suma, kur tarsi nei, žinai, ten, ką. Nieko iš esmės per daug nepakeičia. Jo, žinai, O kai būna tokios nesėkmės, kad ir šita, kurią tu paminėjai, labiau skauda finansiškai, ar reputacijos prasme, ar ego prasme? Visom turbūt, žinok, skauda, nes aš šiaip esu įpratęs visų pirma pykt ant savęs. Jeigu kažkur, žinai, gavai per snukį, tai, ne dėl to, kad... Kažką ne taip pradžiai padarėjai, žinai, pradėjo galvoti nuo to, ką padarėjai ne taip. Tai skauda, ego prasme, skauda pripažinti, kad tu lopas, žinai, kad čia šitoje vietoje apsikvailinai. Bet antra vertus, aš nepažįstu nei vieno verslininko, kuris nei vieno, absoliučiai, iš viso rato plataus ir didelio, kuris būtų ėjęs tik į viršų. Žinai, sako, paprastai negalima generalizuoti, bet čia aš su tavim sutinku. Jeigu verslininkas, iš tiesų verslininkas turbūt nėra tokio, kuris nebūtų turėjęs kažkokios nesėkmės. Nėra, kuris nebūtų plojęsis veidų į žemę ir dar pačiuožęs gerai, su kruvinom kūnėm ir kelėniais. Tai taip, tai tikrai nėra ir kartais ir kai kurie ne po vieną kartą. Turbūt natūralu. O kai sukiesi versle ir čia, atsiprašau,
pridursiu, kaip ir, pavyzdžiui, Pridurk. turbūt nėra nei vieno vairuotojo, kuris nebūtų avarijos padaręs. Ne? Nu, aš bent jau nepažįstu. Žinai, vat apie šitą, čia ne apie pinigus, bet kai aš pradėjau vairuoti, pirmą kartą savo ten įdaužiau automobilį, skambinu tėveliui su ašarom. Tėvelė, aš ten sudaužiau mašiną. Jis sako, tu sveika? Sveika. Jis sako, sveikinu, sako, tu turi, nu, tą kryžiuką, kad tu turi avariją. Sako, jo, sako, nėra tokių, kurie neturi. Tai taviškis labai sėkmingas, žinai. Tai pritariu, visi. Taip. Nebūtų. vietoj. Taip. O vat, kai jau esi, nežinau, verslininkas, o tavo atveju tai dar ir žinoma, žmogus atsiranda ir tų pažįstamų, bičiulių, nebičiulių. Ir kaip kalbėjau su Jonu Mačiuliu, jis sakė apie krepšininkus, sako, visi mes esame susimokėję draugų mokestį, taip vadinama, kai tave draugas prikalbina investuoti arba gal net prašo paskolinti pinigų. Kaip tu reaguoji, kai tavęs prašo paskolinti pinigų ir kaip anksčiau reaguodavai? Dabar ne, kaip aš sakau, skambinkit Migliai profitus ir skolinkitės profitus platformui. O esi patyręs per gyvenimą, na, gal Tai kažkokio tokių... yra, aišku, buvo, žinai, ir kvailų investicijų yra. Nu kaip, ne tai, kad kvailų, negaliu pasakyti, kad jos buvo beviltiškai kvailos, ne, jos buvo galbūt nenusisekusios, nu, sakykim taip įvardinkim, nenusisekusios investicijos. Kaip sako, akcijų, mes kai kažkada ten prikaudavom akcijom, tada aš kažkada vadovau ir šitą biržos maklerių kontorai, Baltijos vertybiniai popieriai. Tai mes sakydavom, kad nenusisekęs spekuliantas tampa investuotoju. Nes kai nusipirki ant kritimo ribos kokias akcijas ir paskui, žinai, negali jų parduoti. Tada sakai, kad aš Tada esu ilgalaikis. ilgalaikis investuotojas ir čia mano tokia investavimo strategija buvo, žinai. Taip. Na, išsigelbėjimo. Toks, žinai, kad apgaut gali tik tos, kurie to nesupranta. Taip. Nu, dar dėl to pasiskolinimo. Vėlgi yra toks posakis, nori prarasti bičiulį, paskolink jam pinigų. Jeigu bičiulis, ten, nu, didelė suma suprantu, bet, sako, 5000 reikia. Esi linkęs skolinti? Ne, žinok, tai prasme, nes nelabai, žinok, nu, aš kaip sakau, žinai, Pasiteisina turbūt šitą taisyklę. bankas bandelių nekepa, o aš pinigų Pinigų neskolinu, žinai, tai yra bankai, yra greitaigės, tos trumpalaikės trumpalaikės Babutės paskolos. babutės paskola.lt, čia ne reklama. Tai geriau turbūt visgi taip yra išvengti ir išlaikyti, gal, aišku, ta draugystė gal ir susviruos, bet kai... Jie tikra draugystė neturėtų. Neturėtų, aš manau, taip, ir plus, jeigu, žinai, jeigu neatiduos, nu, tai tada to labiau, žinai, nu, būtų blogiau. Nu, jeigu reikia ten žmogui, jeigu matai, aišku, kad yra tikrai bėda ir ten jau tiesiog reikia, nu, Gelbėti. Bet tada gal net nebeskolinį. Nu, tada tiesiog nurašai mintyse ir nurašai. Tai taip, tokių yra buvo, bet irgi nedideliam sumom. Ir kalbant apie draugus, vėlgi esu girdėjus iš tavo interviu, kad pas tave yra bičiulių, tokių pažįstamų, kurie net milijardieriai, ar ne? Kaip jie pas tave atsiranda? Per darbus, per hobius, per kitus draugus? Per kitus draugus turbūt, nu tai tas milijardierių ratas, aš jų pažįstu tikrai ne vieną ir ne du, nu ne 10, aišku, bet bent jau keletą pažįstu pakankamai gerai ir artimai, tai yra ratas, tiesiog jų ratas, sakykime, kur vien, jeigu tu esi normalus ir tam rate esi ir aišku, ten vienas koks neteisingas žingsnis ir tu iš to rato išlėksi. Bet būti tam rate, tai nekainuoja nieko. Bet man buvo įdomu, kai tas finansinis atotrūkis nėra toks didelis, gal nėra ir tiek daug skirtumų, bet įdomu, kai jau žmonės milijardus uždirba, ar kažkaip tai jie... Jie neuždirba, jie iš vis jie apie tą savo verslą nekalba, turiu galvoje. Apie verslą iš vis nieks nekalba. Bet man įdomu, ar jie kažkaip kaip žmonės pasikeičia, ar jie tampa atsargesni, ar jie tampa, va, kaip tu sakai, viena klaida ir tu keliauji iš rato. Tai žmogiška klaida, ne finansinė klaida turiu omeny, bet jeigu, tarkim, buvau pas Džoną Codwellą jo tam slidinėjimo kurorte, šitam Rocky Mountains, Colorado, tai
per kiek mes ten buvom, 2 savaitės pas jisai buvo kaip tik nusitraukęs raiščius slidinėdamas su slidėm, pas mane raiščiai ir tai buvo nutraukti, tai aš ten Jau neslidinėjai? su rogutėm, aš galėjau nebent, tai aš neslidinėjau, tai mes su juo sėdėdavom, gurkšnodavom savo vyną ir taip 4 dienas diskutuodavom. Nu tai gal kokius 3 kartus aš ir girdėjau, kad jisai pakeltų ragelį ir kalbėtų verslo reikalai, žinai, per tas 2 savaitės. Ne, yra didžiulis, kaip didžiulis tanklaivis plaukia ten tos jų korporacijos tarptautinės, kurias valdo menedžeriai, su kuriais ten būna susitikimas, ten suplanuotas, nežinau, kokiais gal 4 kartus per metus, ataskaitos, visa kita ir viskas. Ir ten jie nedalyvauja, jie nežino, kiek jie uždirbo per metus. Ar ten, sakykime, jų ten pliusas ten šiais metais ten 100 milijonų ar 300 milijonų, tai ten gali būti, va taip, žinai, maždaug. Tai tokie dideli pinigai į kažkokių tipinių pokyčių žmoguje nebūtinai padaro. Tai yra daug paprastesni visi ir daug draugiškesni ir nes buvo man toks irgi variantas, kai nežinau, kaip pasielgti, nes iš tiesų susidūriau ten su tais, sakykime, tikrai labai turtingais pasaulio žmonėmis ten tada, tikrai neslėpsiu, pirmą kartą. Tiesiog taip gavos, kad buvo bendri draugai ir mes ten patekome į tą ratą ir man ten po gal poros savaičių skambina ten ir toksai Johnny Dodge, jisai organizuoja labai turtingiam klientam, ten private jetų skrydžius, ten visokius Formulės 1 bilietus ir visą kitą, jis toks kaip concierge service, bet, toks VIP. Taip, yra ir tokių. Jo, tai, ir jis pats yra milijonierius ir ten Madonna yra pardavęs savo naktinį klubą kažkada. Tai ir jisai sako, davai, žinai, sako, šok čia, žinai, sako, mes tada gyvenam ten Kanuose ir tarp Kanų ir Monako, tai ten, tai žodžiu, tai sako, šok iš Nicos į Londoną, žinai, šokam į private jetą, skrendam į Abu Dabį, tenai į Formulę 1, pasiėmėm ten Džono jachtą, žinai, o Džono jachtos nuoma savaitėje, taip kad suprasti, yra, 800 000 plus ten visokie mokesčiai ir visą kitą, tai grubiai savaitėje lemas, žinai. Taip. Sako, pasiėmėm Džono jachtą, ten, žinai, ten patusinsim, ten paskui, maždaug ten kokį pirmadienį, antradienį parskrisim atgal, žinai. Sakau, sounds like a plan, žinai, sakau, o kiek tai kainuos, žinai. Nes aš galvoju, žinai, dabar, sako, tai sako, grįšim ten susiskaičiuosim, žinai, maždaug, who cares, žinai. Sakau, I do, žinai, sakau, ir dabar, supranti, galvoju, kaip pasakyti, žinai, nes, galvoju, pasakysi, kad, negali savo to leist. Ką žinau, žinai, sakys, ką čia, ubagai, mums nedraugai, žinai, maždaug lauk ir viskas, žinai. Galvoju, ką, nieko aš čia neprarasiu, žinai, bala nematė, žinai, dabar per savaitgalį ištaškyti 250, žinai, irgi, nes kitą savaitgalį skambins vėl, sakys, skrendam kur nors kitur, žinai, tu sakysi, žinai, pas mane jau baigėsi 5 metų savaitgalį. Dabar 5 metus aš jau 5 metus ramiai pabūsiu dabar su ant makaronų, žinai, ir batono, sasiskų. Kečiupu. Su kečiupu. O jūs skriskite, aš pamojuosiu. Ir kaip ten iš tikrųjų viskas vyko? Tai va, ir sakau, žiūrėk, kad ten, sakau, tai kiek ten finalė, žinai, tai sako, ten, žinai, sako, gal kokie 250 000, žinai, ten bus kažkas tokio. Sakau, žiūrėk, Džoni, aš džiaugiuosi, ačiū už kvietimą, bet sakau, man tikrai dar reikia gerokai padirbėti, kad aš galėčiau sauliaisti išleisti per savaitgalį ten 200 PM ir man tai būtų, žinai, va taip. Sako, okay, no problem, got you, brother, žinai, maždaug, padėjo ragelį, galvoju dabar, kuom baigsis. Ir nieks nepasikeitė. Absoliučiai nieks nepasikeitė. Nes tie žmonės, jie visiškai vienodai, ta prasme, tu turi pinigų, tu neturi pinigų, ta prasme, jeigu tu turi pakankamai pinigų, kad susimokėt ten kartu už ten bendras vakarienės ar dar kažką ir aukoti ten, sakykime, labdarai, nes, kas yra taip pat labai svarbu ten tam sluoksnį ir tam rate. Jeigu tu neaukoji labdarai, tai tu kaip ir nežmogus, nes visi uždirba, tai visi turi kažkaip jo. Nesvarbu, kam, kaip, kur, bet ten yra. Tu gali pasirinkti, aišku, bet turi matyti žmonės, kad tu prisidedi prie, žinai, viso to pasaulio gerovės kūrimo, sakykim taip. Tai tada jokio skirtumo, kiek tu ten turi. Ir man ten draugavimas ir šitas, sakykim, buvimas kartu ten su jais praktiškai nekainuodavo nieko, nes tu kaip į svečius, žinai, jeigu jis skrenda su savo private jetu ir sako,
vaisės šalia ten, tipo, nu, davai mes čia pamėtėsiu, kam tu ten skrisi, žinai, su tai, žinai, reisiniais lėktuvais, tai, nu, tas paskas, žinai, aš sakyčiau, Miglė, davai, varau, žinai, į Nidą, žinai. Ar ten iki Nidos pamėtės? Jo, iki Nidos, žinai, nusėsk, tai ką, aš iš tavęs pinigų prašysiu, ar ką, žinai, pasėdėti šalia nieko nekainuoja, žinai, tai ten yra visiškai elementaru. Tu ten, jeigu tu nuskrendi pas juos į svečius, pavyzdžiui, ten kokia ten vila ar dar kažkokia, kur yra ten kokius, jie ten visi turi ten visokius įvairius namus visose pasaulio kampuose. Tai vėlgi ten nieko nekainuoja. Nes tau ten gamina valgyti, tau ten pilnas baras gėrimų, ten visą kitą, nu nebent ten į vakarienę kažkokią, tai, nu tai aišku, ten visi susimetam ir susimokam, žinai, bet tai čia kelių šimtų eurų klausimas. Ten, nu, sakykim, ten. Nu, va, tai ir įdomu girdėti, kad tie tikrai milžiniškus pinigus turintys žmonės nebūtinai jie kažkokį turi štampą, kad tu čia ten būsi prastesnis ar ne, bet tu sakai, jie labai... Nu, žinai, visokių aišku yra, tiesiog mano rate tokių tikrai nepasitaikė. Apkalbėsi. Ir plus jie yra labai tikrai, sakykime, taupus ir racionalūs. Man nėra, aš ta prasme tikrai nerizikuoju, kad aš ateidamas ten su jais vakarieniaut, kas nors sakys, nu davai čia šampaną už 50 000, žinai, ir čia, nu davai čia, nu ką, susimetam ten 5, ne, pavyzdžiui. Na, tai ne, tokių bairių ten nebus. Ten net vyno kainą pasižiūrės, žinai. Taip, žinai, maždaug. Nors atrodo, tikrai galėtų neskaičiuoti. Ir tikrai jiems, žinai, ten ar 100 eurų vynas pigesnis ar brangesnis, nu, absoliučiai gyvenimo nekeičia, nes, nu, sakau, jie realiai net nežino, kiek jie uždirba ten, žinai, per metus. Bet jie tą kainą pasižiūri. Pasižiūri vis tiek, žinai. Nu, gal, bet matai, jie visi yra vyresni žmonės, žinai. Taip. Gal esu matęs jaunų, tikrai ten milijonierių ir multimilionierių, kurie kaip tik, žinai, taškosi pinigais ir ten pasirodyt, žinai. Ir esu matęs dar blogesnių pavyzdžių, kai ten, pavyzdžiui, Monake, ten kokia ten Tvigoje arba SAS kafe, ten, nu, pagrindiniuose klubuose ten neša tas vonės, žinai, su šampano buteliais, ten kokia 12 ar ten 20, žinai, ten šampano butelių, ten kokia, žinai, Dom Perignono su visais fejerverkais ir kokie 20 pacukų ten daug dievė, kuriems, nu, gal 18 yra, gal ir ne, žinai. Vienas ten išsitraukia ten kokią tėvų kortelę, žinai. Nubraukė, žinai, visi ten jie meldžiasi, aišku, aplinkui, žinai, ir ten tą šampaną tiesiog išlaistų. Ir man Monakas nepatiko, aš beje vieną kartą esu buvus, būtent tada, kai mes su tavim susipažinom kelionėje. Taip. Galima apie tą kelionę ir detaliau pakalbėti. Ir nebūtina, pinigų klausimo ten nedaug. Žiūrėk, tavo laida, tu sakyk, čia tavo benefisas, man tai, žinai, aš tai papasakot galiu, man nesunku. Tai, draugai, žinai. Bet matau, biškį paraudai. Aš čia labai neraustu šiaip, bet nieko ten tokio nebuvo, mes linksmai keliavom. Tiesiog atspindi nuo lempos. Foteliukų. Tai ką norėjau pasakyti, kad Monakas man nepatiko, nes man tas visur, ten šampano taurė užgerti už 50 eurų yra prestižas, pasidaryti nuotrauką dar labiau prestižas, man toks, nepatiko. Taip. Ne, tai ten tas, vat, kai ten man atvažiuodavo draugai, žinai, ir sako, davai varom ten į SAS Café de Paris, žinai, ten priešais Hotel de Paris, ten ir ta pagrindinė aikštė ir visą kitą. Taip. Mane jau berdavo nuo jos, aš ten jau sakiau, kebra, davai visur, kur norit, eikit visur, bet be manęs, žinai. Taip, ten yra gražių vietų, taip, ten yra fainų vietų ir taip ten yra ir visas stafas yra beprotiškai, ta prasme, nu... Aukšto lygio, ar ne? Aukšto lygio ir labai, ta prasme, nu, sakykime, kaip sukuriantis tą vertę visos tos vietos. Ne, jie tave puikiai atsimena, jie visada tai žino, jeigu tu ten jiem palieki. Aišku, mane mylėdavo ne dėl to, kad aš daug anekdotų žinau, o dėl to, kad aš arbatpinigių visiems palikdavau, žinai. Tai net ten per Formulę 1, Grand Slam ar bet kur, kas bebūtų, koks bebūtų renginys, jie mano mašiną visą laiką raktelius gali paduoti ir jie visą laiką ras, kur ją padėti. Žinai, bet čia tik dėl to, kad tu visą laiką su jais pasišneki, daliniesi, pasišneki su jais, viską, žinai, pagiri jų darbą, taip toliau, žinai, nu visą laiką su žmonėm, kai jie labai vertina tos, žinai, nu, paprastus dalykus, nes daug tų milijonierių taip pat yra, nu, sakau, mano rate nebuvo, bet jie, kurie yra susireikšminę, žinai, tam maždaug raktelius numeta, žinai, ir žiūri, kaip į vergą, žinai. Gal jie labai dažnai ne patys būna užsidirbę, kaip tu sakai, tėvelių pinigus taško, žinai. Daug, jeigu tai paėmus apskritai labai turtingų žmonių pasaulyje, tai yra dvi kategorijos. Tai yra tie self-made millionaires ir billionaires, ne, ir blue bloodai, ne, tie, kurie yra paveldėjimo linijos, kurie eina ten su pilim ir viso kitu, ne, ir tie. Ir tu matai tarp jų tendencingus skirtumus? Taip, jie
niekad praktiškai ten segregacija yra labai aiški, jie nesipainioja tarpusavį. Jeigu yra balius vienų, ten kokioje, tarkim, ten pily ar ten dar kažkur, tai jeigu tave kviečia, tu žinai, kad ten jau tų kitų Nebus. gali net neklausti, jų nebus. Dažniausiai. Nu, taip, aišku, yra draugystės vis tiek, žinai, yra visokių žmonių. Bet daugiausiai ne. Ir jeigu jau su tais tu ten tūsini, tai ten tų aristokratų irgi nesutiksi, nesurasi, žinai, jau, nu, taip. Tai tas taip yra pasaulio tie skirtumai. Įdomu. Man čia kitas pasaulis. Grįžkim dar šiek tiek prie verslo. Žinau, kad tu esi gal vis dar turi patirties su elektroniniam parduotuvėm, ar ne? Ir viena iš jų buvo Dress Like VS, teisingai sakau, ar tai buvo pirmoji parduotuvė, kurią tu jau pačiupinėjai elektroninė? Aš dabar galvoju, jo, jinai buvo pirmoji, kurią mes sukūrėm, tai man atrodo, jin buvo dar turbūt visų tų e-shopų ištakoje, aš dabar neatsimenu tiksliai, kuris, bet gal jin buvo pirma. Paskui, man atrodo, atsirado Simonos Lipnės ta Symmetry. O ten tu irgi kažką? Ne, su Simona ne, ten dar kažkaip jos ten susėgal susipešė, kad ten kažkaip dėl ten paleidimo ten datos dar kažko tai. Aš jau neatgaminsiu, nes aš tame nedalyvau, nežinau, bet tai tiesiog organiškai sutapo, nes aš žinau, kad aš nieko nederinau, aš dariau savo greičiu ir taip kaip buvo, taip ir padarėm, o paskui Bunkė padarė, bet čia jau vėliau buvo. Nu va, ir iš viso to visas tas O kaip kilo idėja, ir kodėl tas, pavyzdžiui, Dress Like VS tavo vardu, moteriškas brandas, ar ne, tai kaip kilo mintis ir kodėl tai tavo vardu buvo? Buvo idėja tiesiog, aš sugalvojau tą pavadinimą ir kadangi ten buvo pradžiai rūbų nemažai, nes Viktorija, turėjo ir dabar, sakyčiau, turi neblogą stiliaus pojūtį. Tai jinai atsirinkdavo tos brandus, ką reklamuot. Ten būdavo ir Lietuvos visokių, man atrodo, nemažai jo visokių ten tų džempų. Tai vat nuo to ten taip ir užsisuko. Tai ten buvo pirmą mėnesį, man atrodo, apyvarta gal bijau pameluot, gal 20 kokių tūkstančių, antrą mėnesį jau buvo 40, trečią mėnesį jau buvo 80, ten ar tai 100 kas mėnesį dvigubėjo. O kaip tu manai... Nes buvo dar ir COVIDas buvo tada. Visi, ką tu paminėjai, Viktorija, Lipnė, Natalija, visi žinomi vardai. Ar galima elektroninę prekybą išsukti iki rimto verslo be žinomo veido šiomis dienomis? Kiek tai yra svarbu? Kaip pažiūrėsi, aš žinau sėkmingų pavyzdžių, bet tada turi matai, į ką tu orientuojas. Jeigu tu orientuojas visą pasaulį, ne, tai aš, pavyzdžiui, žinau bičiuką, kuris perka striukės po 12 eurų, 12 eurų investuoja į reklamą ir marketingą ir parduoda po 36. Nu, jeigu taip ten be centų, bet panašiai taip. Trečdalis. Ir jo apyvarta yra kažkur tai apie 12 milijonų, man atrodo 4 milijonai yra pelno, bet jis ne vienos striukės nėra pardavęs Lietuvoje. Bet lietuvis vaikinas. Taip. Jo, jis tarptautiniai rinkoje atradė savo nišą, žino, kaip dėlioti adsus tuos visus, atidirbęs. Ir tokių yra, kurie tikrai moka šitą darbą, tai yra vat, būtent Facebook ads arba ten Instagram ads, nes ten yra labai daug to tuninimo, kaip pasakyti. Reklamų būtent. Reklamų būtent, kaip ją pataikyti tą nišinę auditoriją ir kad įtikint tą nišinę auditoriją, kad jį pirktų. Jeigu tu tą pataikai, tai pasaulis yra 8 milijardai, visą pasaulį. 8 milijardai žmonių. Tai iš tų 8 milijardų tau reikia pasiekti, tarkim, 8 tūkstančius, kurie tau atliktų pirkimą, ne, jeigu ten kažkokie didesni pirkimai. Gerai, gal 80 tūkstančių, nesvarbu, bet visiškai niekinga procentą. Tai tau atrodo, kad internetiniai prekyboje reklama viena iš didžiausių vaidmenų vaidina? Jeigu tu dirbi Lietuvos rinkoje, be žinomo brando, be žinomo veido arba žinomo užpakalio, aš neįsivaizduoju, kaip tą padaryti. Nes jeigu yra reklaminis veidas, tai yra reklaminis užpakalis. Man susidaro panašus įspūdis, tai vat aš tavo nuomonės galvojau, nes atrodo, kad reklaminis veidas išvažiuoja tada. Taip, tada gali reklamuoti, ką nori.
Ir tai visi sėkmingi projektai, ten yra Oksanos Pikul, ten, man atrodo, ar tos pačios Kristinos Ivanovos. Nu gerai, gal Kristinos Ivanovos gal nėra tokia žinoma, ne, Natalijos sesuo. Bet ir Nu kaip, jinai bet žinoma, žinom, nu taip, aišku, žinoma, be abejo, tikrai faktas ir šiaip jin labai faina, bet jinai gal daugiau per savo profesionalumo prizmėje, žinai, kad, nu, kaip specialistė, kaip grožio specialistė, plaukų ir taip toliau. Tai, bet, nu, sakau, bet kur dursi pirštu, ar ten, žinai, ar ten Agnės ten parduotuvė, ar dar kažkas, visos daugiau. Žinom, veidai labai daug lemia. O tu pats esi dar kūręs Žvėriena EU, ar ne? O aš mačiau, kad vis dar yra ta parduotuvė. Aš jį pardavęs esu seniau. Ai, nebeturi nieko bendro. Neturiu, pardavęs esu. Šitą projektą iš tiesų vertinčiau kaip nesėkmingą. Kodėl? Todėl, kad jisai, aš galvojau, kad viskas bus paprasčiau, bet kai man tas hobis pradėjo užimti daugiau negu pusę darbo dienos kiekvieną dieną, žinai, tai tada supratau, kad visgi tas technologinis, na, tas mėsos technologo biznis... Netoks lengvas, ar ne? Kaip nu, žinai, nu, ten tu dirbi, žinai, ten uždirbi, ten būtų idealus šeimos versliukas. Tarp kitko, jie ir nusipirko ten grįžę emigrantai, žinai. Tiesą sakant, kažkaip neklausiau, kaip jiems ten sekasi dabar, bet šitą važiuoti ten į kokią, žinai, 6 ryto atsikeli, važiuoji ten į kokią mugę su savo autobusiuku, žinai, parduodi tas žvėrienos ten visokias dešreles, kumpiukus ir visą kitą, žinai. Toks ir taip šeimos kaip... būdas net, ar ne, gal? Jo, bet, žinai, 6 ryto grįžtų tik tai 6-dienį iš miesto, ir, o tau čia jau reiktų sėsti ir važiuoti, žinai. Tai ne visai man, žinai. Plius, nu, ten smagus hobis, tikrai fainai, viskas tvarkoj, bet labai daug reikalaujantis laiko užsiėmimo ir ten, nu, jau turi, sakau, tuo gyventi tada. Nu, jau man tada gaunas, kad per brangiai kainuoja nedaryti viso kito. Laiko prasme, turbūt per daug laiko tavo kainuoja tada. Laikas, nu, tas resursas, kurio tu nepatampysi, pinigus dar gali. Man labai patinka ir pinigus įvertinti pinigai, suma, tai vienaip atrodo, bet kai tu įsivertini, kiek tu laiko turi, pavyzdžiui, skirti, kad tos pinigus uždirbtum, tada jie visai kitaip atrodo. Dar, jeigu nori, galiu pasakyti, man toks pavyzdys patiko, kur aš pats išgirdau ir susimaščiau, žinai, kad, pavyzdžiui, kuom skiriasi milijonas nuo milijardo. Na. Nes, nu, daugumai žmonių tai atrodo, žinai, čia kaip daugumą skaičiuoja kaip indėnai, 1, 2, 3 ir daug, žinai. Tai, nu, tai čia irgi, žinai, ir tas... Ir labai daug. Ir labai daug. Tai va šitas yra ir tas yra labai daug. Taip. Ja, bet kiek tas labai daug, žinai, tai jeigu įsivaizduoji fiziškai, tai 100 eurų kupiūras, jeigu dėti vieną ant kitos, tai milijonas yra maždaug metro stulpelis. Metras ir kilometras, tai va toks skirtumas yra tarp milijonierius ir milijardierius. Labai didelis. Man iš tiesų tas jausmas, jau kaip tu sakai, ten tie daug ir labai daug, ten tie nuliukai, o kai va taip vizualiai vardini, suprantu, kad skirtumas iš tiesų didžiulis. Taip. Dirstelėjau laikrodį, žinau, kad tavo laikas ribotas, bet dar labai noriu pakalbėti apie pinigus Dar galim. Dar šiek tiek galim, taip, bet aš dar ir temų turiu. Apie pinigus šeimoje, poroje ir su vaikais, bet pradėkim nuo... Poroje tai turi uždirbti žmona, nu tai čia faktas. Na, tikrai ne. Čia galvot, aš net nesuprantu šito klausimą. Nu gerai, toliau. Gerai, pradėkim dar nuo tavęs ir nuo vaikystės. Žinau, kad tu augai be tėčio. Kaip formavosi tau vyro paveikslas? Kas jį formavo, jeigu nebuvo žmogaus, kuris tai parodo? Geras klausimas. Aš matai, gal jisai dėliojosi iš daugelio tokių fragmentų, sakykime. Nes kažkaip man tai gyvenime visą laiką buvo, kad už mane draugai visą laiką buvo vyresni. Ir kažkaip mes diskotekas vesdavom, ten aš buvau tada, man atrodo, 7-tokas, tas pagrindinis didžėjus buvo 12-tokas ir visas tas ratas 12-okų, nu, kas man tada atrodė, nu, jau, žinai, jau labai suaugę ir subrendę žmonės, ką aš dabar žiūrėdamas į savo sūnų negaliu pasakyti to, bet, nu, jis dar ne 12-tokas, okei, bet nemanau, kad jo 12-tokas būdamas bus labai subrendęs. Tai, nu, sorry, Kristupai, šitą, tai, jeigu žiūrėsi kada tą laidą, tai, žodžiu, tasai vyresnių žmonių ratas, jisai labai gerai tave patį formuoja ir pozicionuoja. Ir tu išmoksti ir bendraut, ir kalbėt, ir nuo body language iki sakinių struktūros, kaip kalba brandesni už tave žmonės. Už tai visą laiką man patinka bendrauti visą laiką su protingesniais už mane. Nes su durnesniais aš visą laiką spėsiu pabendrauti, bet su protingesniais ne visada.
Tai vat jeigu žmogus yra protingesnis, nesvarbu kurioje srityje, gali būti mene, gali būti architektūroje, gali būti kosmoso inžinerijoje, gali būti fizikos lazerių, dar kažkur, bet kur. Kur jisai yra, o kiekvienas žmogus turi daugiau kažkokių tai, pasiekimų ir daugiau supratimų. Tai faktas, bet kurį žmogų paimk, žinai, net bomžas tau pasakys, kokią skardinę geriau yra rinkti, o kurią geriau palikti, žinai. Tai net ir tai yra, gali būti kažkada gyvenime labai vertinga informacija. Daug dievė, kad nereikėtų tokios, bet... Žinai. Na jau. Tai žodžiu, draugai ir žmonės, su kuriais bendravai, formavo tą tavo vyro. Gal tas vidinį, nežinau, aš labai daug knygų skaičiau ir dabar skaitau, dabar gal daugiau klausau audiotekoj, bet dar ir paskaitau kartais. Tai knygos ir skaitimas labai formuoja pasaulėžiūrą. Tiek tavo bendravimą, tiek tavo supratimą apie pasaulį, tiek tavo tą pačią kalbėseną arba, sakykime, formulavimą minčių, pateikimą. Visą tai labai labai svarbu. Tai aš nežinau, kažkaip tai susiformavo gal asmeniškai, gal daug ir savo paties supratimu, kaip turi tas vyras atrodyti ir kaip ten. Nežinau, gal mano buvusios ir ginčysis, bet kažkas gavosi. Manau, kad gavosi ir kiek tave pažįstu, tai labai, labai stiprų tą turi vyriškumo jausmą ir man buvo įdomu, Ačiū tau. kas jį suformavo. Kai pradėjau apie šeimą, tu sakai, kad taip moteris turi uždirbti. O kaip iš tikrųjų tu matai finansinių įsipareigojimų pasidalinimą šeimoje? Mano supratimu, aš taip gal archaiškai mąstau, bet mano supratimu, kad turi vyras pasirūpinti esminiais tais poreikiais, šeimos ir savo ten tos genties vardinkimo, tai jei tu turbūt ir tėvai tavo, arba ten artimiausias tavo ratas, tai vaikai, taip, tarkim, tėvai, tai turiu omenyje, jeigu ten mano mama pensijoje, tai aš irgi privalau ją pasirūpinti, Tai, o moteris, jinai, mano supratimu, jin turėtų uždirbti tiek, kad užtektų jos ten, jin turi būti graži, neknist protų ir rūpintis namų gerbūvio, Tai, sakykime, tokiom savo elementariom išlaidom, aš manau, kad moteris turėtų užsidirbti. Net kad ir koks turtingas būtų vyras. Bet dėl savivertės? Dėl savivertės, dėl to, kad neturėjimas ką veikti, dėl ko aš paminėjau proto knisimą, nes jeigu tu nieko neveiki, tai tu tada tikrai sėdi ir prisigalvoji ir knisi protą, nes ką tau daugiau veikti, tai čia tavo darbas tampa. Tai aš manau, kad užsiėmimas tasai turi būti kažkoks. Ten, sakykime, nežinau, ragam, norėjau sakyti, nagam, blakstienom ten, nežinau, kažkam. Tokiom, žinai, ten. Bet aišku, jau brangią suknelę, mano supratimu, turi pirkti vyras. Gražus požiūris. Aš tai iš tikrųjų galvoju, kad moteris turi... Jeigu ką, tai mano telefonas, žinai, nepasikeitęs. Taip. Man atrodo, kad moteris turi uždirbti tiek, kad ji, jeigu netyčia neliktų vyro, galėtų išlaikyti ir savo vaiką, ir save. Tai aš nebūtų lengva, žinok. Pozicijos. Suprantu, kad ne visada lengva, bet ne visada gali būti tikra, kad tas vyras bus šalia, kartais dėl... Labai gerai taip mąstyti, bet aš taip galvoju, žinai, nes, matai, jeigu yra vyras šalia, kuris uždirba, ir tau tada turėti pajamas, vis tiek, kad išlaikyti save ir 2 vaikus, jeigu dar kokia mašina ir jeigu dar kokios kelionės ar dar ką nors, tai jau kaip ne kaip, tu vis tiek 5-7 tūkstančius per mėnesį Lietuvoje turi skaičiuoti. Taip. Ir čia nebus daug, čia bus, taip, vidutiniškai. Tai tokią algą uždirbti, kai vyras turi daug pinigų, tai tu turi tada jau investuoti nemažai į savo karjerą, nemažai laiko skirti darbui ir nemažai laiko atimti šeimos. Tai labai svarbus klausimas. Ir tada jau tampa, žinai, kad jau tada tu tampi ta moteris, kuri yra nebe namų židinio saugotoja, nes tau jau blakstienom ir ten tam jau reikia gerokai daugiau. Blakstienom tai gali ten, žinai, užsidirbti, nežinau, ir, žinai, belenką darydama, ne savo malonumui kažką, sakykime, besikrapštydama. Bet jeigu nori tokio karjerinio šuolio, tai tada jau paimi šeimos. Tada jau tie vaikai gaunasi tokie, žinai, kaip
paleisti, žinai, maždaug socialiniais pagrindais. Žinai, nes tėvas dirba, mama dirba, vaikai, kažkaip, žinai, ten savo. Tai va tada jau tikrai nukenčia. Nu ir čia labai sunkus klausimas, nes kai esi kartu, tai labai norisi kūrenti tą židinį ir kad vyras būtų laimingas ir vaikai būtų laimingi. Aš iš moters pozicijos sakau. Aš suprantu, taip. Tu teisi, bet sakau, tą labai sunku įgyvendinti praktiškai. Tai kai yra šeimoje didesni pinigai, jie mažesnė daro įtaką santykiams. Na, aš turiu galvoje, kad labai dažnai pinigai būna konfliktų priežastis. Jų nebuvimas. Va tą ir norėjau išgirsti, žinai, ar tiesiog skirtingas požiūris į pinigus, ar mažesnis pinigų kiekis? Ne, mažesnis pinigų kiekis vienareikšmiškai, nes visi konfliktai ir prasideda, žinai, laida farai, kur važiuoja. Pas milijonierius nevažiuoja, ne? Turbūt tai važiuoja tenai, kur visi tie konfliktai ir prasideda, ir jų didžioji dalis yra buitiniai konfliktai, nes dėl pinigų nebuvimo. Aš ne apie farus kalbu, apskritai, tai prasme, nuo ko visa tai prasideda. Ne, jeigu tu gyveni nepritikliuje, tu esi susierzinęs, nepatenkintas savo partneriu, nepatenkintas savim, čia ir tam abiem tai galioja. Ir konfliktai šeimoje, konfliktai su vaikais, visa puokštė visų blogų dalykų, kokie tai gali būti. Ir plus dar yra viena bloga labai savybė, ką žmonės turi ir ką aš stengiuosi Kristupui išaiškinti, jis sako, tarsi išaiškinau, bet nežinau, ar nemeluoja, pamatysim, tai sakau, tu nelaimingas tampi tada, kai pradedi save lyginti su kitais, arba kitus su savim. Ne, tai vat ir ta Instagramo kultūra, sakykime, irgi labai formuoja prisideda prie šito viso neigiamo formavimo, nes visi žiūri, žinai, pažiūrėk, kaip jie gyvena. Čia Balis, čia Dubajus, čia dar kažkas, tas anas. Ne? Bet čia yra tik viršelis iš principo. Ne? Ta prasme, tai dauguma lygindami save su kitais padaro save būtent nelaimingais. Ir jeigu tu negali savo to leisti, o negali savo leisti dėl to, kad tu neturi pinigų, o pinigų neturi dėl to, kad ten priežasčių N, žinai, bet visų pirma ir pagrindinė priežastis esi tu pats ir tikrai ne kažkas kitas. Tai tada ir prasideda visi pykčiai, nelaimės ir visa kita. Tai buitį be abejo pinigų turėjimas palengvina, čia faktas. O tu su savo moterimis apie pinigus, apie verslus kalbėdavai, Niekada. Nekalbėdavai, ar ne? Jos net po šiai dienai paklausk, ko Bunkus užsiima, tai dar žinok ilgai pagalvos. O jums nebuvo įdomu? Man pavyzdžiui, labai įdomu. Smalsu, tu esi businesswoman, žinai, tau visai kitaip. Bet, ne tai, kad neįdomu, bet aš suprantu, vienas dalykas, aš ir nenoriu apkrauti savo problemom. Ne? Jeigu aš parsinešu tas problemas, aš, bent jau aš pratęs esu jas spręsti pats, nes aš žinau, kad jinai man nieko nepadės. Vienintelį, ką jin gali padaryti, tai mane apsikabinti ir sakyti, viskas gerai. Bus viskas normaliai, ne? Ir daugiau nieko man nereikia. Jeigu aš jai pradėsiu aiškinti, kur nesusieina balansas ir kad man ten trūksta 5 milijonų tenai ten tam ar tam objektui, ar ten dar kažkas, arba ten man ten kažkas neatsiskaitė ir ten dega, velnia man ją apkrauti tom problemom, jeigu jin tų problemų išspręsti negali. Kad aš išsipasakosiu, man nuo to nepalengvės. Tai taps dviguba problema, tai ir man ir jai, o ne pusė problemos. Nes taip, kaip sakoma, šitas posakis, kad džiaugsmas dviems, tai yra dvigubas džiaugsmas, bėda dviems yra pusė bėdos. Tai šituo atveju su versle ir su moterimis tai negalioja. Aš vėl iš savo pusės žiūriu, man tai tiesiog būtų įdomu, nes... Tai tu šiaip smalsus padaras esi. Taip, smalsus esu, tai aš tik klausinėčiau, ne dėl to, kad išspręs, bet dėl to, kad man tiesiog įdomu. Vaikai, kita dar šeimos tema. Net ir dabar, kai mes kalbėjom, tu vis sakai Kristupas, bet tu turi ir sūnų, ir dukrą. Ar tu su jais vienodai kalbi apie pinigus? Ne, aš su Nikolyte dar nekalbu apie pinigus, nes... Jinai mažesnė. Jinai mažesnė. Gerai, ir plus nemanau, kad čia mergaitėm, vėl, gal tas mano, žinai, archaiškas požiūris, bet aš manau, kad mergaitė, neturi. Jin turi turėti supratimą apie pinigus, sakykime, kaip jų netaškyt galbūt, ne? Bent jau. Taip norėtųsi. Kristupas lygiai taip pat. Tai aš jam tą ir aiškinu, sakau, kad jeigu jis ten, ten tas turi tą ir tą, tas turi tą. Sakau, žiūrėk, kai tu
tik nustosi lyginti save su kitais, va, tu pradėsi gyventi laimingai. Tol, kol tu tą darysi, tu niekada nebūsi laimingas. Tai jis jau liktai tą, nu, bent jau sako, kad suprato, bet yra ir blogų pavyzdžių, kur, sakau, nu, aš žinau jo tarpe draugų, kur ten, žinai, ten, va, dabar jisai ten buvo Dubai, žinai, ir ten, pavyzdžiui, ten vaikas ateina, žinai, ten, nu, ten jau ten koks draugas, žinai, tu, nu, per valandą kokį 1000 eurų, žinai, išleidžia ten iš tėvo kortelės. Vaikas, kaip taip sugebėti? Nu, va, tėvas davė savo kortelę, ne, vieną sąskaitą, aš irgi, nu, su Kristupu mes turim vieną sąskaitą, bet aš matau jo visas išlaidas ir kur jisai ką leidžia. Tai su sąlyga, kad grinų pinigų jis praktiškai neturi, nes, nu, grini ten kas padovanota ar dar kažkur, tai yra taupyklė. Taip. Tai tas yra neblogas kontrolės būdas, nes tu bent jau vis tiek, nu, matai, kur vaikas išleidžia. Tai va, tai yra blogų pavyzdžių ir aš net ir Natalijai sakau, būtų gerai, kad tokių pavyzdžių jisai kažkaip matytų, kiek galima mažiau. Nes tada jam vėl prasidės, o tai kodėl, žiūrėk, tai ko aš negaliu, žinai. Nu. O jeigu atsakymas, eik užsidirbk ir galėsi? Tai taip, atsakymas toks yra, užsidirbk ir galėsi, jisai ten svajoja apie ten automobilį dabar savo pirmąjį, tai aš pasakiau, paprastai sakau, žiūrėk, tėtis tavo pusę mašinos vertės padengs, bet pusę tu turi užsidirbti pats. Ir tu jau galvok, kaip, ką ir ką daryti, žinai, nu, būt gerai, kad neprekiautum ginklais ir narkotikais ir prostitučių nevežiotum namo, bet iš principo, nu, kažką legaliais būtais turi užsidirbti. Aš labai panašiai pasakiau Ryčiui. Aš pusę tą automobilio. Bet tu leidai šitą ginklus, narkotikus ir prostitutės. Varyk kaip nori. Varyk, sukis kaip nori, sūnau. Gyvenimas nėra teisingas, visi tą žinom. Šiaip tai mano sūnui dabar 13 ir kiek aš žinau, pagal Lietuvos įstatymus nuo 14 metų jau gali dirbti oficialiai su tėvų leidimu. Gali būti, va šitą reikėtų pasitikslinti. Aš kažkaip galvoju nuo 16, bet gal su tėvų leidimu ir nuo 14. Man atrodo, jeigu ten yra alkoholio, aš irgi dar pasitikslinsiu, nes vasarą jau jam bus 14, tai aš jau jį nuo kokių 10 metų rašiu. Nuo 14 metų, sūnau, manau, kad jau tu galėsi užsidirbti pats, jeigu norėsi savo pirmosius pinigus, ar ten koks kofeinas, ar dar kažkas. Ir aš tai žiūriu teigiamai, vat, kaip suprantu, kad lygiai taip pat, kad vaikas užsidirbtų, viskas yra okei. Taip, pavyzdžiui, nu, kaip, sakykime, santykius su vaikais, aš pažįstu draugų, kurie tikrai turtingi Lietuvos verslininkai, bet, pavyzdžiui, jeigu jie skrenda atostogauti, tai jie su žmona skrenda biznio klasiai, o vaikai skrenda ekonomikai. Čia kaip vienas namuose filme. Jo, nu, ta prasme, neatsimenu, kaip jie ten skrido, bet iš tiesų taip. Ir aš visiškai tą, iš pradžio man buvo juokinga, žinai. Man irgi truputį juokingas kalba. Vargšus vaikus ten nugrūdė į tą ekonomikę, žinai, pasisėdė, žinai, vos ne juodus įkrų, žinai, tepi. Tai šitą, bet paskui aš pagalvojau, nu, tai gera motyvacija, iš tiesų. Tai gera motyvacija. Mes visą tą darom ne dėl to, kad negalėtumėm ten leisti, kad būtų gaila. Ne, kaip tik faina tuos vaikus lepinti. Ypač, kai mes neturėjom tokios vaikystės, tai labai smagu yra, žinai, bet ir tą biznio klasę jam nupirkti, žinai, kad jis pasidžiaugtų ir pamatytų, žinai, kad pasaulyje ir taip, nebūtinai kiekvieną kartą su jas skraidyti. Aš ir pats ne kiekvieną kartą su jas skraidau. Aš nuoširdžiai nejaučiu biznio klasės kažkokio pranašumo didelio. Nu, žiūrėk, jeigu tu skraidi 10 valandų ir su mano ūgio, ne, ir ten gali flatbedą pasidaryti ir... Taip, tik jeigu skrydis 10 valandų, bet jeigu čia yra vietinis skrydis, man labai keista. Tokius net nekalbu. Čia tikrai neverta, aš ir pats to kam. Žinai, bet jeigu ilgose skrydžiuose, tai taip, nu, tas yra normalu, žinai, manau. Kol tų vaikų dar nėra daug. Tai, žinai, bet ten, kai kiti sako, žinai, su 3 ar 4 skristi, dar žmona, žinai, dar jeigu kokia auklė, tai jau, žinai, gaunasi... Prabanga, taip. Prabanga, ten, žinai, dar nespėjai pakilti, tu jau kokį 30 000 išleidai, žinai. Taip. Tai kas yra, ką tu Kristupui leidi, o kur, pavyzdžiui, jau yra riba išlaidų pas jūs? Esat kažkokie aptarę? Nebūtinai sumą, bet, nežinau, dalykus, kuriems... Ne, tai viskas yra labai paprastai. Aš jam dabar pradėjau duoti savaitinius jo tuos dienpinigius vieną kartą per savaitę. Ir tas yra iš tiesų gerai, nes jisai, aš aišku matau, kur jisai ką leidžia, tai vis tiek vieną akim prižiūri,
Bet jeigu jisai iš taško iki trečiadienio ir paskui ketvirtadienį, penktadienį badauja, tai čia jau yra jo problema, žinai. Nu, taip paėmus. Taip. Badu nenumirs, Taip. grįž Tai namo, ir pavalgys. šaldytuvas yra, žinai. Tai šita, bet tai yra finansinio raštingumo vienas iš tokių principų, kad vaikas išmoksta planuoti savo pajamas ir išlaidas. Jisai žino, kad gaus savaitės pradžioje. Ne? Paskui netgi yra rekomendacija, kad mėnesio laiko jam duoti tuos pinigus, žinai, ir kad jis, plėstų tas savo galimybių ribas. Tai va čia toks patarimas, kad tikrai galit su tuo paeksperimentuoti su savo vaikais ir pabandyti tą, nes tai prasme, viskas, kas yra išmokstama, viskam reikia laiko ir viskam reikia vienokio ir kitokio pastangų. Aš ketinu tą patį daryti. Mano sūnui iki 13 jam nieko nereikėdavo. Jam nereikėdavo drabužių, žaislų, ten kažko nieko. Jis bėgiodavo visą vasarą. Taip. Tai va, o dabar prasidėjo jau 13 metų, prasidėjo kompanijos, jau jie nori nueiti ten pažaisti biliardą, jau pizzą suvalgyti. Tai aš irgi nusprendžiau, kad reikia man tą pasirinkti sumą savaitį, kad, kaip tu sakai, jis galėtų planuoti. Bet tai čia, žinai, 10 eurų dienai, tai čia yra grinai pietums mokykloje. Jeigu jis eina su draugais kažkur... 6 mokykloje eurai pietus. Tik ten gal. Taip. Brangiau, dar jisai kavos kafeinę mėgsta nusipirkti. Tai žodžiu, bet 10 eurų aš manau, kad tai yra protinga riba maistui, skaitant tai, kad ten namuose vis tiek yra to maisto. O jeigu jis eina kažkur tai out su draugais ten, arba ten su kokia mergina, tai aš jam visą laiką tada jau duodu daugiau, nes daugiau negu kad išeinant su draugais, nes aš jį mokau, kad už moterį visą laiką turi sumokėti. Bet aš norėjau paklausti, ar šitą mokai? Be abejo, visą laiką. Ir aš pats visą laiką tik tuo vadovaujuosi. Žinau. Moteris prie vyro negali mokėti. Aš savo sūnui, taip yra, kad jis daugiau laiko leidžia su manim. Feministas to nesuprantu. Jis daugiau laiko, kad mano sūnus leidžia su manim ir jis ėjo į savo gimtadienį ten Batutų parke ir sako, aš prieš tai susitiksiu su draugė ir mes dar pradžiai pabusim dviese, paskui jau ateis kompanija. Ir aš matau, kad Klinkt nusiskaičiavo, nes irgi matau jo sąskaitą ir už vieną bilietą. Skambinu, sakau, taip, sakau, klausyk, sakau, rytukai, vienas bilietas, taip, sakau, bet tai mergaitė. Gerai, tai žinai ką, aš jai grinais atiduosiu. Atiduok, sakau. Tai aš kaip ir norėčiau, kad irgi mano sūnus iš karto aš jam negaliu pavyzdžių parodyti, bet tada jau kai matau, sakau, tai po to karto jau kai krenta dvigubas, aš suprantu gerai, nes jisai pavaišino tą mergaitę. Jo, tai viskas gerai, taip ir turi būti. Vyras turi jausti atsakomybę ir turi rūpintis, žinai, tiek savo moterim, tiek savo vaikais. Ir aš manau, kad tai yra viena iš vyro pagrindinių užduočių gyvenime. O jeigu tavo dukra, jau kai bus paauglė, sakys, noriu eiti užsidirbti, verslą daryti, tu ją mokysi? Be abejo. Daug dievė, kad norėtų, bet manau, kad nenorės, nes iš tiesų tų verslo, kurie sakytų, eitų ir kad noriu daryti, tikrai yra labai mažai, žinai. Aš toks buvau taip nuo pat vaikystės, kai kartais sekėsi, kartais ne, bet nedaug ten tų tokių žmonių, kurie taip nori. Nes verslas jis nepatogus yra visų pirma. Saugumo mažai, man atrodo. Saugumo iš vis, mes kažkada su draugu irgi kalbėjome, žinai, sako, žiūrėk, pat tavo verslas, žinai, sako, ten, pavyzdžiui, man gali būti, tarkim, per metus 1 arba 2 sandoriai, ne, tarkim. Ir, man to tikrai gyvenimui užtenka ir per akis. Gali jų ir nebūti, žinai. Gali būti 3, net kaip, čia aš taip, žinai, sakykime, kaip pavyzdžius sakau, bet sako, tai čia, sako, labai nestabilu. Aha, sakau, o tavo biznis tai stabilu, ne? Tu, sakau, gamybinė įmonė turi, sakau, aš irgi turėjau, ne? Viską, ką uždirbi, tu viską sukiši atgal į tą įmonę, ne? Nes tu arba dengi paskolas, arba perki naujas stakles, arba modernizuoji senas stakles, arba dar kažką, išmoki algas, sumoki mokesčius, visą kitą. Taip, tau užtenka pinigų pragyvenimui ir neblogam pragyvenimui, bet realiai ten rinka kur nors susviruotų pasauliniu lygiu ir tu eitum po vandeniu su visom tom paskolom ir nesvarbu, kad tu ten 10 ar 20 metų kišai tuos pinigus, kuriuos šiaip galėtum paimti ir išsitraukti savo. Ne, tu kišai į gamybą, nes kitaip ta gamyba nevažiuotų. Taip, kad stabilumo nėra niekur. Absoliučiai. Kad ir kokie milžiniški verslai, milžiniškos kompanijos, tarp Lehman Brothers ir visokie ten Amerikos milžiniškos korporacijos bankrutuodavo. Pasaulinio lygio korporacijos. Nes yra dalykų, kurių negali numatyti, turbūt net ir tokie. Dalykų yra managemento daug dalykų, yra tu daug atsakomybė turi patikėti žmonėms.
kurių tu negali nei kontroliuoti, kontroliuoti gali, bet fiziškai neįmanoma. Mhm. Jie tau gali pridaryti nesąmonių tiek, kad, bet, ką. Taip. O kaip manai, Visas tas rizikas ir prisijimi, būdamas verslininkas. kaip manai mūsų visuomenė labiau atleidžia finansinės ar emocinės klaidas? Emocinės, ką turiu omeny? Tipo skyrybas visokias, dar kažkokias. Ten kažkoks poelgis, skandaliukas. nedažus skandalas, koks nors, ką lengviau pamiršti ir atleidžia žmonės. Aš manyčiau, kad emocinės turbūt. Aš manau, nes, matai, tie, kurie nedaro verslo, jie labai greitai yra linkę nurašyti, bet jie nesupranta tos situacijos iš vidaus. Mhm. Iš kitos pusės verslo atmintis yra ganėtinai trumpa, jeigu tai paėmus. Tu, pavyzdžiui, gali kapoti su savo konkurentu ar oponentu ar dar kažko iki tam paskutinio kraujo lašo, ne kažkokioje tai situacijoje, bet žiūrėk, praeina metai ir tu matai, kad jūs dviese galite uždirbti daugiau negu po vieną, ne? Ir tu galvoji, tiek to, buvo, žinai, ateini ir tai tokių istorijų yra, žinau, begalės, žinai. Nes čia veikia Ir atvirkščiai, ne, kai būna labai ten partneriai vos ne visam gyvenimui ir paskui viens kitam samdomų žudikus užsakinėja, žinai, tai vice versa čia. Ir stebiu laikrodį, žinau, kad tau reikės to važiuoti, kad saugiai pasiektum tikslą. Turiu vieną paskutinį klausimą, kurį užduodu visiems laidos dalyviam. Jeigu atsikeli sekmadienį ir Vilniaus centre yra švieslentė, kur surašyti tavo finansiniai sprendimai, ir geri, ir blogi, ką paslėpi, o ką paryškini? Blogus, kad kiti pasimokytų. Tai bet koks tas blogas? Kokį nors pasakyk. Tai va, investicija Dubajuje. Toliau, sakykime... Blogus paryškini? Kad kiti pasimokytų? Blogus paryškinu, nes blogų tu jau neatšauksi. Taip. Ne, o gerus prieškint kam, kad pasigirt, Pasidžiaugtų, gal kažkas irgi gali pasimokyti iš gerų? Gali, jo. Ne, aš taip pasakiau, ta prasme, iš principo tai čia 50-50 ir tas tinka, žinai, aš taip tiesiog, Aš suprantu, pasakiau, bet aš pakapstysiu biškį. Jo, dabar aš pats pradėjau galvoti, žinai, nes iš ko daugiau pasimokai, iš blogos praktikos ar iš geros praktikos? Klausimas. Šiaip turbūt iš savo asmeninės, ką tu prieš taip atsakei, kad ir gavai dėl Dubajaus patarimą, bet vis tiek darei. Gal blogi labiau pamoko, nes labiau skauda? Aš manau, kad, žinok, aš pagal save sprendžiu, žiūriu, pavyzdžiui, jeigu man įdomesnis yra, aišku, labai įdomios yra sėkmės istorijos verslo, ne, ir pamokos ir visa kita. Bet jos tokios, kaip ta, žinai, kaip desertas. Tu jis suvalgai, smagu, praryja, ne? O krešai visokie, ne, feilai ir visa kita, jie priverčia susimastyti ir pagalvoti. Man tos yra įdomesnis. Galbūt net labiau paanalizuoti, kodėl taip nutiko. Taip, būtent. Ir aš skaičiau knygą tokią, man atrodo, dabar angliškai skaičiau, lietuviškai, nežinau, ar jinai yra išleista, man atrodo, 100 nesėkmės istorijų. Tai būtent apie klaidingus verslo sprendimus ir kas nuvarė į kapus didžiulės bendrovės ir korporacijas. Tai aš ją suskaičiau ten maždaug per naktį, žinai, taip, nes buvo taip, žinai, įdomu. Tavo stiliaus, man atrodo, taip knyga, kur... Jo, žinai, nes tu žiūri, žinai, ir supranti, kad žmonės darė sprendimus neteisingus, kartais apgavirkiškus sprendimus, ne, taip. Na, tarkim, kaip Ponzi schema ten tas, kur tu prižadė vis... Kas yra Ponzi schema? Ponzi schema, tai kai tu, Sekundės bankas buvo ir visi kiti, kur tu pirmus pinigus atiduodi tolesnim, ta prasme, sekančių investuotojų pinigus sumokiai pažadėdamas ten, tarkim, 50% ten per pusantro mėnesio jis buvo pažadėjęs tada. OneCoinas tada irgi šita pačia sistema. Kas? OneCoin buvo. Jo. Tai daug, čia po šiai dienai viskas sukasi. Ne? Tai čia yra Ponzi schemos visos tai vadinamas, tai jis buvo pirmas to įkūrėjas ir pats, ta prasme, tada uždirbęs, jį ten pasodino, paskui jis išėjo, jis vėl pradėjo tą patį sukti ir vėl rado klientų, žinai, ten, žodžiu, buvo ten paprasčiau, ta prasme, žmonės perka viziją. Ir tų pavyzdžių yra begalės ir jie nepasimoko. Jeigu tu jam duodi viziją, kad tu gali nieko nedarydamas tapti milijonierium, ne, ir labai greitai ir be jokių pastangų, jisai atmes visą kitą.
Jis neklausys, tu jam gali aiškinti, jam nebesvarbu. Ta, bus pagavęs mintį, ar ne? Jo, ir jeigu tu pavyzdžiui, jisai, man atrodo, pirmų etapų jisai turėjo 16 tų investuotojų, kurie jam paskolino pinigų, jisai jam visiems ten išmokėjo tarkim, nuo $100, $50 viršaus per pusantro mėnesio. Ir jie tie 16 ar 18 tų pirmų investuotojų tapo jo geriausiais pardavėjais. Nes jie ėjo ir visiems sakė, žiūrėkit čia, Labai nerealu, gerai, čia viskas per pusantro mėnesio gavo 50%. Ir jis ten paskui buvo keliasdešimt tūkstančių, ten bankai net griuvo, kai jis jau buvo savo sėkmės viršūnėje, tai jis, man atrodo, rinkdavo į dieną po 250 tūkstančių, tai čia buvo 1900 ten dar, man atrodo, dar iki pirmo pasaulinio karo, tai $250 tūkstančių tais laikais, tai buvo, kokie 25 milijonai, turbūt dabar gal net daugiau, per dieną. Tai kai viskas griuvo, tai ten, aišku, 10 000 žmonių ten baigė labai liūdnai, prarasdami viską ir savižudybių ir ko ten tik nebuvo, žinai. Tai, prasme, pragaro mašinai užkūrė gerą, bet kaip matai, nieks nepasikeitė. Ir OneCoinai, ir kripto visokie skemai ir visa kita eina ta pačia. Taip, tai tas OneCoinas irgi buvo, kaip tu sakai, tie pirmieji investuotojai buvo geriausi reklamos skleidėjai, nes jie net išsiėmė dėl to, kad įnešinėjo žmonės greičiau, negu kažkas norėjo išsiimti. Ir pasklido, ir aš net Lietuvoje žinau žmonių, kas turėjo to OneCoino, dabar jau turbūt nebe. Tai suprantu, tai vadinasi, turbūt pirmasis toks atsakymas, kur tu pasakai, kad paryškintum klaidas. Nes jos įdomi logika. Jos įdomios, supranti, ir tau jau tos klaidos gyvenimo nepakeis, jau buvo kaip buvo, o kažkam gal tai būtų, žinai, tikrai kaip pamoka, tai aš gal rinkčiausi jo, turbūt tą viską labiau. Gerai, ačiū tau už pokalbį, ačiū už įdomius atsakymus. Tu pradžioje sakei, kad net nelabai žinau, ko tu čia manęs paklausi, bet... Tu manęs gali klausti, ko nori, apie baletą aš tau papasakočiau. Aš žinau, o apie pinigus, man kaip visada, ne tik apie pinigus, man visada su tavimi įdomu kalbėti, tai labai ačiū už pokalbį. Tiesa, turiu tau dovanų. Turiu tau mūsų rėmėjų dovanų. Ačiū. Ir turiu vieną iš tų dovanų, noriu pradėti žaidimą. Visada papasakoju, čia mano kolegos sukurtos kortelės, tai yra, kas dovanoja ten apie sekso tas klausimus, o čia yra apie pinigus. Tu trauki kortelę ir tą patį klausimą apie pinigus atsakai tu ir tavo antroji pusė, pavyzdžiui. Pas mane kokia penktoji gal. Kokia nors tavo penktoji pusė. Pats pažaisti arba kam nors padovanosi, pagaliau jau po kortelės vadinasi. Aš mėgstu žaisti, pati žinai. Tikrai žinau, visi žino. Ačiū tau, Danieliau.